Europos Sąjungą sukūrė Robertas Šumanas. Jis buvo už Europos valstybių kaip lygiateisių tautų sąjunga, kur visi yra lygus ir visų teisės yra gerbiamos. Federalizmas, federacija, tai yra nepriklausomos valstybės atsisakymas ir prilyginimas didelės sąjungos provincijai, kurie mes jau turėjom Sovietų sąjungos laikais. Ką tik balsavo Lietuvos Europos parlamentarai už Lietuvos valstybingumo atsisakymą, tai yra už federalizmą. Jie yra šie: Rasa Juknevičienė, Olekas, Maldeikienė, Blinkevičiūtė, Auštrevičius. Susilaikė šiuo klausimu Lietuvai labai svarbiu ir esminiu Bronius Ropė, Vytautas Kubilius, Andrius Kubilius ir Liudas Mažylis. Ar jūs suprantat, kas šie žmonės padarė? Ar suprantat, kaip jie po to atvažiavę į Lietuvą, lips į tribūnas, žiūrės į žuvusiųjų laisvės gynėjų akis, į jų artimųjų akis ir švęs laisvę, kurie Lietuvą ką tik atidavė už dyką? Tam, kad visi suprastumėte, kas įvyko ir atsitiko, aš turiu 37 sekundės, jos yra mano. Prašau pagalvoti apie tai, kas įvyko ir atsistojimu tylos minutė pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę. Taip pat ir visus žiūrovus prašau savo namuose. Širdim pajauskim, kas vyksta ir kas gali atsitikti. Ačiū, viskas? Ačiū, mano laikas baigėsi.